Taip, sveiki gyvi. Šiandien norėčiau truputėlį pasidalinti savo įspūdžiais apie gautus pabandyti piltuvėlius. Angliškai vadinasi Magwell. Gavau labai netikėtai pabandyti iš vietinio mūsų Lietuvos gamintojo. Tikrai tai man buvo didelė staigmena. Žmogus paprašė pasidalinti savo įspūdžiais. Tai va, taip, gavau jūs vakar. Jie skirti Glock 19.5, Glockui 5 generacijai, ne tik 19, bet manau, kad ir 17, ir 26, ir visiems kitiem 5 generacijos Glockams jie turėtų tikti. Tai va, tai šiek tiek tada prieš pradedant mano monologą, norėčiau pasakyti, kad visi matomi ekrane ginklai turime visiškai legaliai, visi leidimai yra, viskas, kas vyksta, visiškai legalu. Tai va, tai jeigu kažkam kyla kažkokių klausimų, tai prašom skaityti aktualią ginklų šaudmenų kontrolės įstatymo redakciją, kurią galite rasti tikrai nesunkiai internete. Tai va, gerai, prie reikalo. Tai va, tai visų pirma, patikrinam, ar ginklas yra tuščias. Taip, ginklas tuščias. Apie pačius piltuvėlius. Tai vienu turiu sumontavęs M versiją, kitas yra nesumontuotas S versija. Tai kokybė kaip ir visai nebloga. Prie kažko prikibti tikrai negalėčiau. Toliau montavimas irgi nėra labai sudėtingas, tiesiog jisai piltuvėlis įstatomas į rankiną ir fiksuojamas šešiakampiu varžtu. Montavimas pakankamai patikimas, tik tai galbūt šiek tiek priekį, visgi to laisvumo yra, jisai šiek tiek turi tą laisvumą, nežinau, kiek tai yra kritiška, man visiškai ne. Toliau, kas man nepatiko, nes, tikriausiai Magwellų piltuvėlių pliusus žinot visi, kas naudojasi, kas nesinaudoja, tai siūlau pabandyti. Jisai praplatina rankiną dėtuvės angą. Jo, tai kai jūs keičiat skubę dėtuvę, tai tiesiog tai daryti yra paprasčiau. Tai kas man nepatiko? Vienintelis dalykas, kuris man nepatiko, tai kad su M piltuvėlio versija, su standartinė dėtuvė, nėra toksai geras atgalinis ryšys, kai statai dėtuvę iki galo. Tai va, tai kažkiek gali, jog man kažkiek jo trūksta. Tiek. Su Magpool aftermarket dėtuvė, tai tos problemos nėra, nes jos, sakykime, basepadas, atsiprašau už anglicizmą, jisai yra tikrai šiek tiek aukštesnis negu standartinės dėtuvės. Tai va, vėlgi, čia galbūt aš skabinėjusi, bet šito vietą man tai nepatiko. Toliau, jeigu kalbėti apie trūkumus konstrukcijos, tai pagrindinis trūkumas, kuris man krito iš karto į akis, tai kad to piltuvėlio negalima naudoti su nugarėlėm rankinos. Tai va, tiesiog arba nugarėlė, arba piltuvėlis. Panašiai kaip man aiškino Škodos salone kažkada, kad kai pirkau mašiną, sako, arba kava ir Red Bullis, arba kava iš vieno puodelio. Dėl puodelių laikiklių. Tai va, tai šitoje vietoje tas pats arba piltuvėlis, arba galinė nugarėlė kažkokia. Jeigu ta nugarėlė nėra aktuali, tai kaip ir viskas tvarkoja, naudotis tikrai galima. Tai jeigu kokiai trečiai generacijai gamins žmogus, tai kaip ir problemos tos nėra. Ant kiek tai yra efektyvu, sakykime taip, aš tikrai negaliu to teikti, kad tai ženkliai pagerins jūsų dėtuvės keitimo laiką arba paliks tokį patį tą laiką, tikrai to teikti negaliu, nes tai labai individualus dalykas, kuris priklauso nuo jūsų įgūdžių, nuo to, kiek jūs treniruositės, nuo to, kaip jūs esate pratęs tai daryti. Tai šitoje vietoje vėlgi reikėtų kiekvienam žmogui pačiam išbandyti ir ar to reikia, ar nereikia nuspręsti pačiam. Aš kažkada esu senais laikais išbandęs, senais laikais tai prieš kokius gal gerus 16-17 metų. Man to nereikia, aš kažkaip esu labiau prie gamykliškų ginklų, tai aš nenaudoju, bet kažkam patinka tikrai pirmin, jeigu žmonės tikti nori, tegul naudojasi. Tai ką dar norėčiau paminėti?
Kas liečia nešiojimą? Na, aš jeigu nešioju, tai aš nešioju būtent appendix carry, plastikiniam dėklė Kydexo. Tai didelio skirtumo pagal, sakykime, paslėptumui tai įtakos neturi. Tai va, jeigu nesimato, tai nesimato tiek su piltuvėliu, tiek be jo. Bet vėlgi, manyčiau, kad reikėtų kiekvienam priklausomai nuo to, kaip žmogus nešioja ginklą, kaip jisai yra įpratęs, manyčiau, reikėtų pabandyti. Tai va, nežinau nei kainos, nežinau nei taip iš tikrųjų, nei kas gamina, net nesam pažįstami. Tai va, bet manau, kad idėja tikrai gera, tikrai puikiai, kad kažką bandom pagaminti, kažką bandom padaryti. Ir gink dieve, čia nėra kažkokia kritika, tiesiog mano pastebėjimai kaip žmogaus, kuris šaudo jau virš 20 metų iš pistoletų. Tai šiek tiek tokie nedideli mano komentarai, mano pastebėjimai. Ir aš manau, kad tikrai pastebėti trūkumai bus ištaisyti. Ir labai labai linkiu sėkmės tam žmogui, nes kad jisai nenuleistų rankų ir toliau bandytų gaminti tos priedus, nes tikrai mane tai pradžiugino. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo, tikiuosi buvo naudinga ir viso geriausio.